Labas vakaras. Visų pirma, labai norėčiau padėkoti Audrai Čapkauskaitei už kvietimą pasakyti palinkėjimą šioje vakarienėje. Net nežinau, ar to nusipelniau, tačiau norėčiau pasidalinti savo mintimis, kodėl pradėjau rašyti ir to rašymo pasekoje gimė dienoraštis Simaitės LT ir taip pat naujausias mūsų kūrybinės grupės produktas internetinis portalas Vakarų Lietuvos medicina. Mano rašymą apskritai paskatino emigracija, jeigu nebūčiau emigravęs, turbūt, kad niekada nebūčiau pradėjęs rašyti. Išvykęs ilgą laiką galvojau, kokiu būdu visuomeniai, medicinos bendruomeniai ir žmonėms apskritai perteikti tas blogybės ir ydas, kurios purto Lietuvos sveikatos apsaugą ir dėl kurių aš ir taip pat mano šeima emigravo. Su tomis blogybėmis susidūriau dirbdamas vienoje iš Klaipėdos ligoninių, bendraudamas su sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnais ir apskritai su sveikatos apsaugos politiką formuojančiais asmenimis. Ir mąstydamas apie tai suvokiau, kokia vis dėlto yra pilka Lietuvos žurnalistika, perteikdama įvykius sveikatos apsaugoje. Pradėjau galvoti, kodėl, ir turbūt visų pirma tai dėl to, kad yra medicina labai specifinė sritis ir medikų bendruomenė yra apsistačiusi tokiamis nepasitikėjimo, baimės ir taip pat uždarumo barikadomis. Iš kitos pusės yra labai mažai rašančiųjų sveikatos apsaugos tema ir besigilinančių į esminės sveikatos apsaugos problemas, įvykiai dažniausiai nušviečiami gana paviršutiniškai. Viena iš didžiausių nacionalinių dienraščių žurnalisčių man asmeniškai parašė konfidencialų laišką, teigdama, kad vyr redaktorius nėra suinteresuotas gilintis į sveikatos apsaugos politiką. Iš kitos pusės sveikatos apsaugai vadovaujantis asmenys bando ir daro neleistiną įtaką žiniasklaidai, bandydami paveikti įvykius savo norimą linkme, ir šia prasme yra itin aktyvūs kai kurie vyrgydytojai. Yra tekę girdėti ne vieną istoriją, kai vyrgydytojas paskambina į redakciją ir tiesiog bara ten dirbančių žmonės už vieną ar kitą jam ar jai nepatikusi mintį. Yra netgi tokių, kurie ateina į redakciją ir nurodo, kas gali rašyti apie sveikatos apsaugą ir kas negali rašyti. Ir aišku, po tokio prašymo visada seka reklaminių straipsnių užsakymas apie tą ligoninę. Už tai yra mokami nemaži pinigai už mokesčių mokėtojų lėšas. Tokiu būdu yra slopinami natūralūs procesai, tačiau iš savo nacijos ir apskritai iš pasaulinės patirties mes žinome, kad tokių procesų neužtvenksi, ir WikiLeaks yra pats naujausias turbūt toksai atvejis pasaulio istorijoje, parodantis tai, kad neįmanoma užslopinti natūralių procesų. Ir šį vakarą aš nuoširdžiai norėčiau palinkėti visiems, kad mes tiesiog taptume mažučiais WikiLeaks. Ačiū už dėmesį.